Sveiki, aš esu Laura Visbal Pro ambasadorė Lietuvoje ir šiandien jums parodysiu, kaip susitvarkyti su savo turimais įrankiais, kaip juos prižiūrėti ir papasakosiu, kodėl tą būtina daryti. Man atrodo, ne kartą esat pastebėję, kad jūsų mašinėlės pradeda kirpti kažkaip nebe taip. Ir tada kas įvyksta? Netinkama priežiūra dažniausiai būna kalta dėl to. Ir iš tikrųjų mes skubam atiduoti galbūt mašinėlės į servisą, bet tiesiog kartais reikėtų jas tinkamu laiku, tinkamoj vietoje ir tinkamais produktais išsivalyti ir juos prižiūrėti. Taigi randam mašinėlėse labai daug prilindusių mūsų jau nukirptų plaukų. Ir kuo tai yra blogai mašinėlė? Tai tas, kad lėtina mūsų mašinėlės variklio darbą. Ir tam, kad variklis pradėtų stumdyti mašinėlės ašmenis, jisai pirmiausia turi pastumti plaukus esančius mašinėlės viduje ir tik tada pradeda dirbti su peiliuko ašmenim. Tam, kad to išvengti, mes įrankius turim valyti, dezinfekuoti. Šitos 2 punktus turim atlikti po kiekvieno kliento. Ir bent jau vieną kartą per dieną sutepti aliejiko ašmenis, tam, kad metalas, trindamasis į metalą, nerūdytų, išliktų jo tinkama kokybė, neatsirastų kažkokių tai papildomų trinčių ant pačio metalo ir nusidėvėjimų, kas įtakoja mūsų nukirpimo plaukų ilgio kokybę. Taigi, tam, kad susitvarkytumėm teisingai ir prižiūrėtumėm savo įrankius tinkamai, mes privalom savo darbo rinkinyje turėti 3 pagrindinius dalykus. Pirmas iš jų yra Ice Blade'as. Man atrodo, kiekvienas žinot, kiekvienas suprantat, kaip naudotis, tik ne visi iki galo žinot jo pliusus ir minusus. Turit žinoti, kad tai yra 4 viename. Išpurškia plaukus, išvalo, kitaip tariant, truputį dezinfekuoja, truputį sutepa ir atšaldo mašinėlės ašmenis. Kadangi tai yra labai stiprus oro padėvimas, šitas antgalis mums leidžia prieiti pakankamai giliai peilio ašmenų tam, kad išvalyti visus susikaupusius viduj plaukus. Ice Blade'as turi šiek tiek ir sutepimo funkcijos, tačiau irgi nepakanka to aliejaus, kuris yra jo sudėtyje, todėl būtina papildomai naudoti aliejuką. Ir pagrindinė, sakyčiau, jo funkcija tai yra peilių ašmenų atšaldymas. Jūs, man atrodo, ne kartą pastebėjot, kad tai tikrai yra nemelas dėl atšaldymo, nes galit purkšti iki tiek šį produktą, kol peilio ašmenys parašsoja ir pradeda netgi garuoti. Atšaldymo funkciją mes galim naudoti labai dažnai, netgi kelis kartus, kerpant tą patį klientą, tuomet, kada pradedam jausti, kad pradeda kaisti ašmenis, tai yra mašinėlės peiliukai. Ir dėl ko ši funkcija mums yra aktuali? Dėl to, kad tiesiog nedegintumėm klientui galvos, kai liečiam su įkaitusiu metalu. Antras produktas tai yra higieninis purškiklis, kurį būtina naudoti tarp kiekvieno kirpimo, tarp kiekvieno kliento. Dėl to, kad jisai užtikrina mūsų įrankių švarą, mažiausių bakterijų sunaikinimą. Įprastai įrankiam tokiem kaip žirklė, šūko segtukai ar panašiai mes naudojam tiesiog specialius skysčius, į kuriuos užmerkiam įrankius ir laikom tą tikrą laiką, kad pasinaikintų visos bakterijos. Tačiau mašinėlių mes negalim įmerkti į skystą produktą, todėl tam yra sukurtas cleaning spray arba higieninis purškiklis, kuris panaikina paviršiuose esančias visas bakterijas. Ir taip mažinam riziką pernešti kažką negero iš vieno kliento į kitą. Ir trečias produktas tai yra aliejukas, kurį būtina naudoti per dieną, bent jau vieną kartą darbo gale, susitvarkius visus įrankius, juos įsivalius, būtina sutepti mašinėlių ašmenis. Bet jeigu turite labai daug kirpimų per dieną, tikrai rekomenduočiau jį panaudoti ir kelis kartus tarp kirpimų. Svarbu mašinėlės nepaskandinti ir bus užtikrintas tinkamas mašinėlės darbas. O kaip tą padaryti, parodysiu vėliau. Dabar parodysiu jums, kaip išvalyti, dezinfekuoti ir paruošti darbui mašinėlės. Ir pradžia yra nuo plaukelių pašalinimo iš peiliuko ašmenų. Naudojam šepetėlį, kuris dažniausiai būna mašinėlių rinkiniuose, jau kai nusiperkat jį galite rasti. Bet galite įsigyti, žinoma, ir jums patogesnius, didesnius ir taip toliau. Svarbu, kad šeriukai būtų truputėlį kietesni, negu naudojam klientui kaklui valyti. Pradedam valyti. Iš visų pusių išvalom matomus plaukų likučius, tam, kad jų būtų kuo mažiau ant ašmenų.
Ir naudojam Ice Blade tam, kad išpurkštumėm giliau esančius plaukelius. Man patinka pradėti nuo galinės ašmenų dalies, išpurškiu plaukelius, kurie dažniausiai pasišalina per mašinėlės ašmenų šonus ir per priekinę dalį. Kai išpurškinėju čia, matau, kiek plaukelių lieka šonuose ir tarp viršutinio ir apatinio ašmens yra skylutė, pro kurią pažiūrėjus jūs turit matyti erdvę esančią už jo. Jeigu nematote erdvės, tai reiškia, yra labai daug prisikaupusių viduj plaukelių, kuriuos yra būtina pašalinti. Ir tai padeda mum Ice Blade purškimo srovės ypatumas. Po Ice Blade nepamirštam panaudoti dezinfekcinio skysčio arba higieninio purškiklio tam, kad išnaikinti visas bakterijas, kurių gali būti ant kliento galvos odos ir apsisaugom, kad neperneštumėm jų kitam klientui. Ir darbo pabaigoje būtinai privalot sutepti su aliejūku, bet jo galit nepamiršti ir jeigu turit labai daug kirpimų, kažkokius 4-5 kirpimukus panaudoti taip pat. Jį tepant būtina prisiminti vieną taisyklę. Tai yra 5 taškų taisyklė. Tai yra vietos, į kurias mes tepam aliejūką. 1 taškas, 2 taškas, 3 taškas ir tarp ašmenų tarpelis. Iš vienos pusės 4 taškas ir iš kitos pusės tarpelis 5 taškas. Ištepus su aliejūku privalom su rankenėle pajudinti ašmenis tam, kad pasiskirstytų geriau aliejus ir palikti mašinėlę įjungtą padirbti keletą sekundžių. Kai aliejus pasiskirstė, mes lengvai nuvalom jo perteklių susikaupusių ir mašinėlę paruoštą darbui. Yra 2 tipų trimeriukai, tai vienas su stacionaria galvute, o kitas su keičiama galvute. Parodysiu, kaip kiekvieną atskirai iš jų valyti, tai pradėsiu nuo su stacionaria galvute esančio trimerio. Pirmiausia, įsivalom su šepetėliu paviršiuje visus esančius plaukelius. Įsipurškiam tarp ašmenų likusius plaukus, nusipurškiam ašmenų paviršių su Ice Blade. Nepamirštam, kad yra būtina dezinfekcija. Jos naudojam kelis paspaudimus ant ašmenų, kad panaikinti bakterijas. Ir svarbiausia, sutepam darbo gale 3 taškuose trimeriuką su stacionaria galvute, nes jo galvutė yra gerokai mažesnė negu įprastos mašinėlės ašmenys. 3 taškai. 1, 2, 3. Ir paliekam įjungę ašmenis padirbti keletui sekundžių. Iki pusės minutės bus tikrai per akis. Kai pasiskirsto aliejus tarp ašmenų, nepamirštam jo nusausinti lengvai ir mašinėlė paruošta darbui. Kitas variantas ir kitas valymas yra trimeriukų su keičiama galvute. Pirmiausia, turime nusimti galvutę ir išvalyti korpuse likusius ir susikaupusius plaukus. Jūs net neabejoju, kad rasite po darbo su klientu. Kai įsivalom korpusą, mes privalom išsivalyti galvutės vidinę dalį, tačiau darykite tai švelniai tam, kad nesulaužytumėm tam tikrų detalių ir nepažeistumėm ašmenų jungiamųjų dalių. Sudėjus atgal galvutę į korpusą, mes nupurškiam vėlgi su Ice Blade lengvai, kad pasišalintų plaukučių likučiai. Nepamirštam naudoti dezinfekcinio arba higieninio purškiklio panaikinti bakterijom. Ir kadangi šios mašinėlės ašmenys dar mažesni negu prieš tai valyto trimerio, naudojam tik tai 2 taškus sutepimui aliejukui. Įjungia mašinėlę padirbti keletą sekundžių. Vėlgi lygiai taip pat, tol, kol pasiskirsto aliejus tarp ašmenų, išjungiam ir mašinėlę taip pat paruošta darbui su klientais. Barzdaskučių priežiūra. Su barzdaskučiom yra labai paprasta. Nepamiršti jų išvalyti ir dezinfekuoti. 2 žingsniai. Kaip tą padaryti? Pirmiausia, mes turim išsiardyti dalimis. Kiekvieną detalę privalėsim išvalyti, bet kaip visada pradedam nuo korpuso. Korpuse labai daug kaupiasi plaukelių, todėl juos švelniai išvalom su šepetėliu. Tuomet imam peiliukus
išsivalom į vieną, į kitą pusę, per viduriuką, tam, kad neliktų plaukų pertekliaus juose. Vieną kitą ir tarp folijų susikaupusius plaukus. Kai padarėm šiuos žingsnius, yra 2 variantai. Galim šias detalės merkti į dezinfekcinį skystį ir laikyti keletą minučių tam, kad pasinaikintų mikrobiukai. Arba išpurkšti mašinėlę detalės dezinfekcinių arba higieninių purškalų. Nepamirštam to padaryti ir korpuse, kad užsilikęs koks nors demonas nepersistų ant detalių ir nesukeltų neįgiamų reakcijų kitam mūsų klientui. Su mažąja barzdaskute lygiai tokios pačios tvarkymo taisyklės. Išsiardom, išsivalom korpusą, išsivalom ašmenis ir išsivalom foliją. Vėl lygiai taip pat. Arba merkiam į dezinfekcinį skystį, arba nupurškiam su higieniniu purškikliu. Visą tą padarius, nepamirštam susirinkti įrankio į savo vietas, pažiūrėti, kokie jie gražūs ir blizgantis, patikrinti, ar vis dar gerai sukonstravom ir veikia, ir važiuoti prie darbo.